Šiandieną pakalbėsiu tokia tema, kai mes labai daug prisiimam atsakomybės ir stengiamės kontroliuoti visą aplinką. Ir iš to kyla įvairios problemos. Ne tik problemos tos tokios apčiuopiamos ir įvyksta konfliktai, bet ir yra vidiniai mūsų konfliktai, kurių mes stengiamės nepastebėti ir neišgirsti būtent tuo momentu. Šitą būtent mūsų veiksmų tokią grandinę, kad aš viską pasidarysiu pati, viską sukontroliuosiu pati, labai dažnai lydi nesaugumas, kad aš tiesiog bijau, kad manimi kas nors rūpinsis. Aš bijau to vyro rūpesčio, aš bijau prarasiu kontrolę ir dabar už mane kažkas būtent pasirūpins manimi. Man nesaugu prarasti tą kontrolę ir kad už mane kažkas kažką padarytų. Man nesaugu būti būtent tokiuose santykiuose, kur manimi nori rūpintis, kur nori man padėti, nori tiesiog su manimi būti ar ne ir dalintis visu tuo rūpesčiu ir gėriu. Ir aš būtent savo tom išorinėmis programomis stengiuosi tą vyrą atstumti ir išstumti iš santykių. Kaip ir nebūtų keista, nes mūsų viduje tarsi vyksta toksai konfliktas. Mūsų ta moteriškoji pusė, kuri nori būti laiminga, kuri nori meilės, kuri nori aistros, nori rūpesčio, jinai tiesiog rėkia, vau, brangusis ateik, aš tave myliu, man tavęs reikia ir tu mane padarysi laimingą, ar ne? Nors iš tikrųjų turi laimingą pasidaryti pati save pirmiausia. Bet ta dalis va taip mums rėkia, o kita dalis, kadangi jinai išsigandusi, pasimetusi, jinai pradeda įjungti tokią apsaugą, kuri veikia ne mūsų naudai ir kuri būtent veikia taip, kad apsaugotų mus nuo tų santykių su tuo žmogumi, kuris bando atimti iš mūsų kontrolinį paketą šeimoje. Tai reiškia, kad mes pirmiausia nominuojame savo santykiuose ir nėra lygios partnerystės. Mes norim būti aukščiau, mes norim būti virščiau. Ir būtent šito varianto yra tokios kelios giluminės priežastys. Tai praeities vaikystės matyti šeimos elgesio modeliai ir tos situacijos, kurios sudarė būtent traumas, būtent tuos mazgus susidaryti tom būtent problemom, kurios mus dabar kankina. Tai reiškia, kaip iš vaikystės matyti mūsų pavyzdžiai, kad mes nesulaukėm tam tikrame momente dėmesio, nesulaukėm pagalbos, buvom ignoruojami, buvom atstumti. Ir būtent šitos tokios situacijos, ar netgi tėvai išsiskyrė, būtent tokios situacijos ir sudaro tą būtent variantą, kad aš viską pati. Nes mes jau taip įpratę, taip pripratę esame, kad mes viską galim pasidaryti patys, kad mes tiesiog bijom vėl būti išduoti, bijom vėl būti atstumti, bijom vėl būti palikti, kad mes viską patys tiesiog organizuojamės ir daromės patys. Taip pat yra kita medalio pusė, tai yra būtent, kad prieš tai buvę kažkokie nelaimingi santykiai, kur galbūt buvo melo, buvo išdavysčių, kai tiesiog buvom išduoti, atstumti ir kai dabar yra labai sunku būtent pasitikėti kitais žmonėmis. Pasitikėti žmonėmis, kad jie nepasielgs taip, kaip buvo būtent praeituose santykiuose. Ir tai yra labai svarbu, nes šitas atvejis yra daug sunkesnis, sudėtingesnis, gal geriau yra išsireikšti, nes čia mums reikia iš naujo išmokti pasitikėti žmonėmis. Ir ypač, kai širdis dar kraujuoja, ypač, kai dar viskas mumyse veikia ir burbuliuoja.
Taigi, jeigu mes nesutvarkome su šitom problemomis, mūsų šeimoje atsiranda tam tikros problemos, ar ne? Tai pirmiausia tai, kad per didelė atsakomybė už aš padarysiu viską pati ir netgi kada šeimos nariai bando jum padėti, tai yra vyras bando kažkaip prisidėti prie buities, prisidėti prie įvairiausių tam tikrų pareigybių, ar ne, užsakyti ten ar sumokėti už kažką, tokios pat elementariausios buitinės situacijos, kada reikia tos atsakomybės, ar ne, pareikšti. Tai per tokias situacijas ką? Mes stengiamės prieš dar nuvertinti jojo būtent atlikimą, jojo veiksmus visus nuvertinti. Pati susitvarkysiu, nieko tu čia neišmanai, nieko čia tu nemoki, aš geriau nusimanau apie buhalteriją ir namų, nelįsk, kas čia dulkės nusivalysiu, aš čia grindis įsiplausiu, vėl paskui ruožai liks, paskui vėl reikia sekant viską pervalyti, pertvarkyti iš po jūsų. Ir automatiškai po tokiomis ir panašiomis frazėmis slypi tai, kad jūs tiesiog nenorite paleisti tos atsakomybės už visą buitį, nes jums atrodo, kad kiti to negali padaryti taip gerai kaip jūs. Jūs esat stiprios, jūs esat sumanios, jūs esat organizuotos, jūs esat nuostabios moteris, kurios neša labai labai daug atsakomybės. Už santykius, už buitį, už gyvenimą, už laisvalaikį, už viską, 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 absoliučiai išskyrus save. Jūs nenešat atsakomybės už savo laimę, jūs nenešat atsakomybės už savo poilsį, jūs nenešat atsakomybės už tai, kad neperdegti būnant tokiame būtent modelyje. Nes būtent šitas modelis tai eina į perdegimą, nes su daug atsakomybės automatiškai yra daug nuovargio, daug streso, daug įtampos, kad viską sužiūrėti, viską diriguoti, viską, kai sakoma, sukontroliuoti, sudėlioti, kad viskas vyktų idealiai, puikiai tai, kaip jums reikia, ar ne? Ir kad nebūtų nenumatytų įvairiausių dalykų, nes jeigu bus kažkokie surprizai suplanuotame, kaip pavyzdžiui, ar ne, suplanavau kelionę. Tai labai labai geras pavyzdys apie jūs, tai galima perfrazuoti ir santykius, aišku, bet kada jūs ruošiatės į kelionę, jūs turite susidarę kažkokį galvoje planą, kaip viskas turi atrodyti, kur ką veiksit, kur ką darysit, reikia apmokėti viešbutį, reikia apmokėti kelionės bilietus, viską reikia nuodugniai padaryti, ar ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, kelionėje vyksta taip, kad, dingo bagažas, ne ten nuvažiavo, ar ne? Čia gyvenimas. Jeigu vyksta įvairūs nenumatyti dalykai, jie jūs išveda tiesiog iš kantrybės ir tas pats yra ir santykiuose. Tai jeigu santykiuose vyksta kažkokie nenumatyti dalykai, surprizai, dar kažkas tai tokio, kas yra nenumatyta jūsų plane, atsiranda netikėtai ir tai yra geri arba blogi dalykai, tai jūs veda tiesiog į tą įniršį, kada kontrolinis paketas tiesiog iš jūsų rankų tiesiog virpa, kaip nori ištrūkti, ar ne? Ir nenumatyti dalykai jūs tiesiog biesina. Pasikelia ne tik nerimas, stresas, baimės, pasikelia netgi irzlumas, nepykanta tokia, pyktis visas pasikelia. Tai jūs išveda tiesiog iš kantrybės, iš jūsų tos komforto zonos tiesiog jūs išspiria. Ir jūsų būtent veiksmų planas, kad taip nenutiktų, kad jūs jaustumėtės saugiai, kad jūs jaustumėtės gerai būtent savo tom komforto zonoje. Jaustumėtės saugiai, nes kitaip jūs jaučiatės nesaugiai, jums yra nesaugu, jūsų viduje kyla įvairios baimės, nepasitenkinimas, stresas, įtampa. Ir visa tai išeina į išorę per konfliktus, per nepasitenkinimą, per priekaištą, per priekabes, būtent į vyro pusę. Ir kada mes stengiamės
užeiti tam už akių, labai dažnai stengiamės viską padaryti pačios ir išstumti vyrą tiesiog iš mūsų tos buities, iš įvairiausių pareigybių, jį tiesiog stengiamės išstumti ir dažnai jam tai kartojam, nelysk, ar ne, aš pati, vis aš pati, man nieko nereikia, nieko nedovanok. Tokia vat yra, kai sakoma, mūsų pozicija santykiuose. Nes, dovanos, gėlės, tiesiog rūpestis, kad būk atidi kely, nes šiandien šlapdriba ar ne, būk atidi šiandieną, nes gal man kažkokia nuojauta yra bloga ar ne. Visas tai, kas yra susijęs su rūpesčiu, mus taip pat veda į tą susierzinimą. Mums tai nepatinka, mums tai netinka, nes mes tada jaučiamės ne tos stiprios moterys, o mes labai bijom būti silpnos, nes silpnas mum asocijuojasi bejėgis ir nereikalingas. Jis bus atstumtas taip, kaip per įvairias situacijas buvom atstumtos gyvenime mes, kai buvom išduotos, kai buvom ignoruotos ir paliktos. Mums būtent pasąmonėje asocijuojasi su tai, bet kadangi visa tai yra mūsų giliai pasąmonėje, mes nesuvokiam, kodėl mūsų būtent elgesys yra toks, o ne kitoks. Dažnai mes padarome tokias išvadas, kad mes tiesiog susitėjom ne su tuo vyru ir kad tai ne mūsų vyras ir kad tiesiog mūsų pasirinkimas buvo blogas, jis per minkštas, per moteriškas, nieko nepadedantis, toks liurbis, ar ne, niekam tikęs vyras gyvenime, kuris negali kelti netgi vinies. Bet kaip įkalti tą vinį paveikslui, jeigu nuolatos stovite šalia ir aiškinate, kaip laikyti plaktuką, kaip laikyti vinį, kaip reikia užsimoti, kaip reikia tiesiog įkalti vinį. Ir mes to nepastebime, nes visi šitie veiksmai ir ta kontrolė eina į automatiką ir tai yra mums taip automatiškai gaunasi, kad mes tiesiog savęs nesukontroliuojam ir nematom savęs tiesiog iš šalies, kad mes taip elgiamės. Vyras mūsų tokios priespaudos ir kiekvieną kartą priekaištų, priekabių, mūsų nuolatinos tos kontrolės ir aiškinimo, kaip reikia elgtis, kaip reikia ką daryti. Tiesiog pavargsta ir jisai automatiškai būna išstumtas iš tų santykių, kuriuose jisai yra. Išstumiamas būna netgi tiesiogiai. Vyksta skyrybos ir žmonės tiesiog išsiskiria, nes nebegali būti kartu ir traktuoja tai, kaip išsiskiria požiūriai. Ir ne, gyvenimai išsiskiria požiūriai. Ir viskas to pasakyta, viskas čia normalu, viskas čia, kai sakant, tvarkinga. Ir kiti šitoj situacijai tiesiog prisitaiko, kad žmona visada teisi, nes jeigu žmona teisi, jeigu aš darysiu visą tai kaip žmona arba ją skatinsiu tokiais pasakymais, kad tu geriau išmanai, tu pas mane fainuolė, tu taip viską gražiai sutvarkai, sudėlioji, tu detalių nepamiršti, tu tokia šaunuolė, tu tokia fainuolė. Jeigu vyras viso tuo mus tiesiog maitina, dažnai būna tai, kad jis jau susitaikė su tuo, kad jum gyvenime neįtiks ir jum atiduoda visą kontrolinį paketą už jūsų santykius, už jūsų laimę, už visą buitį, už viską. Ir būtent čia jūs einate tiesiog į perdegimą, pervargimą ir situacija negerėja. Tai atrodytų jau viskas tik tais dėl to, kad man buvo nesaugu, kad manimi rūpinosi ar ne, turėtų visa situacija susitvarkyti. Vyras dabar yra pasyvus, vyras dabar jūsų naguose ir kaip ir problemos jau turėtų nebūti, bet iš tikrųjų problema yra giliai jumyse. Giliai jumyse yra nesaugumas dėl to, kad kitas gali jumis rūpintis. Nesaugu, kad jumis kitas rūpinsis. Nesaugu, kad vyras manim rūpinsis ar ne, visos šitos giliai programos atėjusios iš tos mūsų gilios vaikystės. Nesaugu, nes aš esu stipri. Ne tik, kad stipri tokia
giliai pasitikintis savimi, savo jėgomis, turinti aukštą savivertę, bet tai yra tik tais išoriniai tokie kaukės mūsų uždėtos. Iš tikrųjų, giliai viduje mes esam silpnos moterytės, norinčios rūpesčio, dėmesio, bet mes bijom sau tai leisti. Todėl mes slepiamės po tom kaukėmis, todėl mes įjungiam tą programą tiesiog, kad mes viską pasidarysim pačios ir lygtais taip apsisaugosim nuo to, kad nesijausti nesaugiai ir kad mumis niekas nesirūpintų, nes kad mes vėl nepatirtumėm to atstūmimo skausmo. Tai va, viena iš tokių strategijų moterų, kurios tiesiog pritaiko šitą strategiją, kad sugriauti savo laimę. Nes tokie santykiai eina į išsekimą, kada aš už viską esu atsakinga, man prie atsakomybės daug įtampos, streso, daug labai reikia turėti daug dėmesio taškų, kad viską sureguliuoti, viską sužiūrėti ir dar darbe reikia atlikti visas savo pareigybės, namie reikia visas pareigybės atlikti ir mes tiesiog palaipsniui einame į perdegimą, pervargimą, kada visa ta atsakomybė mus tiesiog užsmaugia ir mes nebeturime jėgų eiti į priekį. Kada mes neturim jėgų pasirūpinti aplinka, mums kyla įtampa, stresas, nerimas, baimės, kad mes nebesusitvarkom su visa situacija. Čia ateina į foną mūsų emociniai kalneliai, kada mes su savo emocijomis negalime susitvarkyti. Tai man viskas gerai, tai man viskas blogai, tai aš noriu gyventi su juo, tai aš nebenoriu su juo gyventi. Aš noriu namo grįžti, aš nebenoriu namo grįžti, ten ir vėl tas pats per tą patį bus. Aš įsitempus, aš nebežinau, ko aš noriu, aš esu pervargusi kaip šūvė, aš noriu pailsėti, aš noriu, kad visas pasaulis tiesiog dingtų iš mano akių ir aš pabūčiau nors akimirką vienui viena. Ir tada labai dažnai kyla idėjos moterim tiesiog pasilikti vienoms. Vienoms su savim, išstumti visiškai, išsiskirti, arba jos kitos moterys išsigandusios tokių savo minčių, kada norisi tiesiog sprogti ir būti vienai, išsigandusios savo tokių minčių eina į kompromisą su savimi ir bando išsiaiškinti to priežastis, giluminės priežastis, kas su manim darosi. Nes netgi pakeitus partnerius, situacija kartojasi. Tai reiškia, kad ir vienuose santykiuose tas pats, ir kitose santykiuose tas pats. Aštriau, silpniau, intervalai irgi skiriasi rožinio laikotarpio, ilgesni, trumpesni, bet anksčiau ar vėliau josios būtent visos savybės charakterio išlenda į išorę ir vėl jinai pradeda dominuoti ir stumti tiesiog vyrą iš santykių. Išsigandusios savo tokio įvaizdžio ir savęs moteris pradeda eiti į sąmoningumą, pradeda ieškoti kelio iš susidariusios situacijos. Ir tai yra sveikintina, bet ir čia jos susiduria su iššūkiais, tai yra netinkamais pasirinktais būtent įrankiais. Tai žinių yra dabar milijonas, jas visas susirinkti ir susidėlioti tai, kaip jums reikia, kad tai būtų nuoseklu ir jums duotų naudos, yra nemažas darbas. Ir ką mes darom? Mes bandom susitvarkyti pačios. Mesgi stiprios, mesgi pačios, mesgi viską galim. Čia ateina knygos, įvairios, nuostabios, tikrai knygos yra nuostabus dalykas ir ateina įvairios nuostabios knygos. Savęs pažinimo, savo charakterio atpažinimo, vyrai iš Marso, moteris iš Veneros, kad suprasti ir vyrą, kad suprasti ir moteris, 5 meilės kalbos ir dar daug milijonus kitų įvairiausių nuostabių knygų. Jūs tai yra daug naudingos informacijos. Kaip tą informaciją pritaikyt? Paskaitai, užmiršai,
kažką šiaip tai pritaikiai, kažko nedataikiai, bet tai yra tik paviršutiniški įvairūs sprendimo būdai. Tai yra tik žinios. Nėra įdirbio, nėra tų žinių pritaikymo, žinios neužsifiksuoja, jos yra nepradirbtos, problemos neišnyko, problemos nedingo, kokia buvau, tokia likau, vis tiek, kai sakoma, nu gal ramesnė šiek tiek nuo žinių kažkuriam laikui ir vis tiek aš tokia pati, laikas nuo laiko grįžtu į savo emocinius kalnelius, į savo pykčio priepuolius, į savo nerimą, įtampą, baimių visą kanalą, ar ne, kur baimės mane sukausto. Kaip aš dabar taip gyvensiu? Viena, nelaiminga, niekam nereikalinga, ar ne? Nes ta kita pusėgi nori to švelnumo, nori tos moteriškos laimės, ar ne? Ir jinai vis garsiau ir garsiau rėkia, kada tu esi viena. Arba kada jautiesi vieniša tiesiog santykėse, negauni to dėmesio, negauni tos romantikos, negauni galbūt netgi tų pasimatymų, apie kuriuos svajoji, ar ne? Bet svajoja tai ta dalis, o kita dalis priešinasi visam tam rūpesčiui, nes tai yra nesaugu. Ir moteris klajoja taip nuo knygos prie knygos, bet rezultate vis tiek mažai to rezultato, mažai, kai sakant, naudos ir tada galbūt kreipiasi į rimtesnius specialistus, tokius kaip psichologai, bet psichologai jie dirba būtent toje srityje, kas vyksta išorėje aplinkui jūs. Tai būtent kas vyksta aplink jūs išorėje. Tai jeigu pas mane kyla barniai, mes aptarinėjam barnius, mes kalbamės apie tai, kas mus netenkina, kas mus skaudina, kas mums nepatinka, be tų giluminių priežasčių, kurios yra giliai vaikystėje dar susiformavusios per įvairias situacijas arba per mūsų būtent santykių patirtis, kur mes jas nešamės kaip aukso kamuolėlis ant savo pečių, kad niekas nepaimtų, niekas nepagrobtų, ar ne, iš specialistų, to gylio nepaima. Tai reiškia, kad man tam kartui pagerėja, viskas yra tvarkoj, bet problemos neįsisprendžia ir vėl. Ir mes nueinam į tokį beviltiškumą, nes aš darau, tikrai darau, imuosi daug įvairiausių gerų veiksmų, realizuoju daug gerų idėjų, kad pagerinti santykius, kad pagerinti savo savijautą ir viskas lysta iš po rankų, viskas lysta iš po kojų, rezultato neina niekaip išgimdyti, neina rezultato niekaip gauti. Ir tai yra todėl, kad yra pasirinkti netinkami veiksmai išspręsti problemą. Kol mes kapstomės išorėje, kas vyksta išorėje, kokie vyksta konfliktai, kaip vyras kažko nedadarė, priekaištai, kritika savo, vyrui, tol mes čia plaukiojam kažkur, o viduj gilyje mūsų yra tam tikros programos, kurios ir trukdo mum eiti į priekį. Iš tų programų nėra taip lengva išeiti. Kadangi mes pripratę žiūrėti į išorę, todėl mes to gylio nematome. O kada mes pastebime, kad mes turime giliai savyje įvairiausių problemų, mums neina savarankiškai su jom susitvarkyti. Čia patingėjau, čia atidėliojau darbą, čia nesuvokiu, kokių reikia įrankių, kad tai įgyvendinti, kaip su tom emocijom susitvarkyti, kaip man išjausti normaliai tas emocijas, kaip man paleisti pyktį, kaip man paleisti skausmą, kaip man paleisti baimės. O kur dar vaikystės kažkokios situacijos, kuriuose aš taip verkiau ir prisimenu save tokią bejėgišką. Lygiai taip pat kaip dabar, kai esu pasimetus, bejėgė ir nežinau tos krypties. Stoju tiesiog tiek sankryžą ir sankryžoje yra tiesiog lentelė. Ir į dešinę laiminga būsi.
Ne, faina, ne? Eisi į kairę, turtinga būsi. Eisi į priekį, protą surasi. Nu ir ką dabar daryti, jeigu visko iš karto norisi? Vat stovi ant tos sankryžos, vaikštai, jau ten pravaikštai duobę ir niekaip neina surasti to kelio, kuris yra būtent tas, kuris viską duotų to, ko tau reikia. O tai yra dėl to, kad yra trūkumas tų žinių, ko tau išvis reikia. Tu žinai, kad tu esi pikta, tu žinai, kad tau nesiseka santykiuose, tu žinai, kad bijai rūpesčio, tu žinai, kad sunku yra prisileisti ir pasitikėti žmonėmis, tu žinai, kad tau sunku pasitikėti vyru, tu žinai, kad tau sunku pasitikėti netgi savimi kitose situacijose, ar ne, nes ne veltui stoji prieš veidrodį ir save kritikuoji. Ir tų tokių dalykų, kur yra baisu, yra daug. Todėl tu ir stovi vienoj toj vietoj ir dažnai tik tais žengi atgal. Žengi atgal, nes ten buvo saugu, ten buvo viskas žinoma. O čia į priekį tie išsišakoja keliai, jie yra nežinomi. Ir tokiu atveju labai dažnai reikia to kelrodės žvaigždės, to GPS-o, kuris pasakys, kas ten toliau dedasi einant tuo keliu. Tai kai ateini pas specialistą žmogų, kuris turi savo patirtį, kuris turi ne tik žinių bagažą, bet turi kaip pritaikyti tas žinias, kai jis turi įrankius, kaip pritaikyti tas žinias, kai jis turi įrankius susitvarkyti su jūsų giluminiam problemom, kai jis turi įrankius, kuriais gali parodyti jūsų problemas, kai jis turi patirties, energijos, žinių, jum parodyti tą kelią, kurio jums reikia, nors jūs net neįsivaizduojat, koks tas turėtų būti kelias. Jūs turite viziją, turite iliuziją, kaip jūs norėtumėte jausti santykiuose. Bet kuriuo keliu eiti, kad aš tai turėčiau. Ir kad ateini pas specialistą, su juo pasianalizuoji savo situaciją, susidėlioji savo ėjimo žingsnelius. Pasižiūri, ko tau reikia, pasižiūri, kaip tai gauti. Atsiranda tas GPS, tas specialistas ir yra gyvenimo GPS-as, kuris sako, sankryžoje stovėti draudžiama, reikia eiti į priekį. Nepaisant to, kad yra tie 3 keliai prieš tave, reikia susirasti savo kelią. Ir eime pasiimti viską iš karto. Laimę, turtą, protą. Susirinkam viską iš karto ir einam savo išmintų keliu. Išminkim savo kelią. Ir tai yra saugu. Tai yra gerai. Nes aš tai jau praėjau. Žiūrėk, čia mano pėdos, čia mano klientų pėdos. Jiems pavyko. Man pavyko. Žiūrėk, būk drąsus. Aš tave palaikau. Aš su tavimi. Ir su tokiu įkvėpimu, su tokiu palaikymu galima nueiti tą savo kelią iš savo problemos. Problema tame, ar ne, kad aš bijau, kad manim pasirūpins kitas žmogus, ar ne? Ir čia yra dilema. Apsispręsti ir pabandyti pasitikėti specialisto pagalbą, priimti tą pagalbą, priimti sprendimą, kad aš einu ir aš bandysiu pasitikėti juo. Aš pasitikėsiu juo, kad nueiti į savo tikslą. Nes jis sakė, kad tas kelias yra saugus. Aš surizikuosiu. Aš jam įrodysiu, kad jis klysta ir kad tas kelias galbūt nesaugus. Bet aš surizikuosiu. Būna ir tokių atvejų. Bet kada žmogus programoje eina savo keliu, nuosekliais žingsniais, atsiremdamas į specialisto būtent ranką, jisai gauna tą didelę naudą. Specialistas jį apsaugo nuo jojo tos
Tai du galbūt pusės. Jis palaiko, kad nenugriūtų, kad nepaskęstų savo mintyse, savo jausmuose, savo rutinoje. Jis duoda ranką, jis veda, jis įkvepia, jis palaiko ir duoda nuoseklius žingsnius. Pirmiausia, ima analizę, kas su tavim buvo. Nes mangi reikia žinot, kas su tavim buvo, kas tave taip suspardė gyvenime. Toliau mes analizuojamės, kas dabar yra, kas tave dabar spardo gyvenime. Kad tu bijai įsileisti šilumą ir rūpestį į savo širdį. Vėliau, kada mes žinome, kas tave skriaudė, kas tave skriaudžia, mes pasirenkam kitus įrankius, kad turėti kitokią patirtį. Mes pasiimam įrankius, kad susitvarkyti su tom situacijom, su tom problemom, kad jas įsivaldyti, kad sustiprėti emociškai, kad sustiprėti psichologiškai, kad sustiprėti iš vidaus ir įveikti tas visas problemas. Įveikti baimę, įveikti emocijas, įveikti eilinės problemas, kai aš matau savo vyrą priešą, kai aš matau savo vaikinę priešą, kuris bando atimti iš manęs kontrolinį paketą, ar ne? Kai aš turiu problemą, kad aš jau perdegiau nuo savęs tokios, ar ne? Ir aš išsprendžiu tą problemą, kad man atsipalaiduotų noras turėti per didelę būtent atsakomybę už viską. Kai aš išmokstu deleguoti įvairius darbus savo šeimos nariams, kai aš išmokstu visur deleguoti darbus, kai aš išmokstu įsiklausyti save, kai aš išmokstu lepinti save, kai išmokstu susitvarkyti su savo emocijomis, mintimis, kai manęs netrikdo baimės, nes aš džiaugiuosi, kad aš kažko bijau, nes tai yra kelrodė žvaigždė man eiti į baimę ir susitvarkyti su ja, kad galėčiau jaustis dar laimingesnė, dar stipresnė gyvenime. Kai aš priimu save tokią, kokia esu, kai aš moku savim pasirūpinti ir pasirūpinti savo artimaisiais, savo šeima, nebūdant ta kontrolierė, kuri viską sužiūri ir viską už visus padaro. Ir tai galima pasiekti mano programoje. Tik ko norisi jums? Kogi norisi jums? Toliau drebėti, ar įveikti tiesiog problemas ir eiti į priekį? Kai yra sudarytas maršrutas, kai maršrutas daug kartų yra aptartas, reikia tik nusipirkti bilietą ir eiti kartu. Kada jūs apsispręsite, kad geriau yra eiti į priekį su specialisto pagalba, kuris jau žino kelią, kur nereikės klaidžiot, kur nereikės atsirinkinėti tarp daugelio kursų, ko man reikia dabar ir ko reikės po to. Kai su tokio specialisto pagalba aš žinau, kad kaip daugelis jojo klientų, aš išeisiu tvirta, laiminga ir turinti savo vyrą šalia, kuris mane įkvepia, kuris mane palaiko, kuris dalinasi buitimi ir aš nebijosiu priimti jojo rūpesčių. Ar ne? Saldžiai, ar ne, skamba. Tai jeigu būtent rezonuoja, norisi tokio rezultato, nejausti tos baimės, kad manim rūpinsis, nejausti baimės, kad jeigu aš kažko nepadarysiu, tai pasaulis sugrius. Kada norisi atsipalaiduoti ir būti laimingai, prašau, kelias yra, parašyk man. Sutarsim, pakalbėsim, pabendrausim ir pasižiūrėsim, kokio reikia kelio ir kokių reikia žingsnių į tavo viziją.